Nusiplaunam berenjeną tatarimą. Sveiki žiūrovai svečiai. Nusiplaunam berenjeną, dabar ją nuskutam. Mums lūpinų nereikia. O taip, čia mes ją nupjausim. Dabar susipjaustum tą berenjeną, storai nepjaustysim, o tokiais gabaliukais. Išsidėliojam. Druskytės. Daug nereikia, todėl kad dėsim dar vieną dalyką. Biškį svogūno. Džiovinto česnako. Ir pipirų. O taip. Dabar imam tokią bagetą ir pjaustom riekutėm į mūsų lėkštutę. Prisipjaustom pilną lėkštutę. Čia tiek užteks tikriausiai. Jo, tvarkoj. Taip pat pasipjaustom mūsų kumpį. Čia turime įkaitintą keptuvę, pilam aliejaus. Taip. Čia sudėjau berenjeną vieną ant kitos, kad prasisūdytų geriau. Dabar imam miltų ir dedam mūsų berenjeną. Aliejus įkaitų, dedam berenjeną. Įkepam, skrudinam iš tą berenjeną mūsų apkepę. Mes ją verčiam. Jau yra minkšta. Dar minutė bus galima. Kokiam antrą pusę. Viskas. Mūsų berenjeną iškepė. Dedam ant servetėlės, kad ištrauktų visus mums riebalus. Dabar mūsų berenjeną išdedam ant mūsų duonytės. Nelabai sekasi. O kažkaip taip. Ir dabar ant viršaus kumpio. Nu, prašau. Mūsų užkandžiai gatavai. Skanaus ir iki sekančio.